Aš nežinau, kažkodėl tai neleido prisijungti. Nežinau, kodėl buvo šitos priežastis, bet, va taip gavosi, kaip gavosi. Reiškia, ką reikia prisiminti? Kas valdžioje, to interesai ir bus ginami. O laikas atsakyti klausimus. Reiškia, Rūta Mildažytė klausė, kodėl taip retai išeinate į eterį, juk žadėjote daryti 5 minutės. Aš su mielu noriu išeičiau į tas 5 minutės kiekvieną dieną, bet kad klausimų aš nesulaukiu. Ir tie klausimai būna tokie, daugiau asmeninio pobūdžio. Tai kažkaip tai... Kada pradėsite domėtis daugiau klausimų bus rimtesni klausimai, tai tikrai išeisime dažniau į eterį, nes išeiti į eterį tiesiog šiaip savo, kaip ir prasmės nelabai yra. Kieno Krymas vis klausia ir klausia keli karo ištroškę matyt konservatoriai. Iš tikrųjų, aš nedrįsčiau teikti, kieno Krymas yra, todėl kad šitos nuomonės, tai yra mano nuomonė, o tos šalis, jos pačios išsispręs, kieno tas Krymas yra ir nevalia kitom valstybėm kištis į jų reikalus. Tai tiesiog galbūt palikime šitą reikalą, nes Lietuvai šitas dalykas iš tikrųjų nėra aktualus. Mums geriau pasižiūrėkime, kieno yra Lietuva jau parduota šeimininkam Amerikoje, ar dar vis mūsų šitas šalis yra. O kieno Krymas, palikime jiem, čia ne mūsų reikalas yra iš tikrųjų. Marius Jokūbas, ar neturite kitų rūbų nei kad tik darbiniai? Kažkaip gal netinka kandidatuoti į prezidentus su specovke. Matote, aš esu darbo žmogus ir jeigu aš pradėsiu vaikščioti savo dirbtuvėse su kostiumu, tai nelabai kažkaip tai gražiai atrodys. Šiandien, pavyzdžiui, aš visą dieną pratupėjau jachtos triume, traukiau už ten variklį, buvau visas tepaluose, guzą užsistačiau ant kaktos, ir aš dabar būčiau su kostiumu, tikrai. Gal kažkada, kada jūs pakviesiu visus pasisvečiuoti Daukanto rūmuose, tada būtinai užsidėsiu kostiumą, bet ne dabar. Taigi, o Sigitas Kaneva rašo, kaip vertinate Teisingumo aušros įkūrėjo Paleckio pasakymą apie būsimus kandidatus į prezidentus? Cituoju, bus tik vienas vertas kandidatas, tai Erika Švenčionienė. Bus konservatorių statytinis ir kas nors iš nesusipratėlių, nesuprantančių, kas yra politika. Ar jis taip apibūdina jūs? Aš nežinau iš tikrųjų, ką jis apibūdina, kas yra tas neišmanėlis politikoje, tas nesusipratėlis. Bet žinote, jeigu jis juokauja, tai ir aš pajuokausiu. O kas tai sako? Ar tai žmogus sako apie nesusipratusius, kuris pats sėdi kalėjime už savo politinę veiklą? Galima būtų sakyti, kad tai yra negalima taip juokauti, bet aš turiu tą moralinę teisę, nes, kaip ir ne aš pirmas pradėjau, ne. Kita vertus, iš tikrųjų, kaip aš vertinu labai blogai. Iš tikrųjų, Paleckis kaip žurnalistas, tai gal jisai ir geras, kaip politologas, tai gal jisai geras, bet kaip politikas su strateginiu mąstymu į priekį, tai iš tikrųjų aš vertinu labai blogai. Pas jį su strategija į priekį tai yra labai liūdna. Todėl, ką aš turiu omeny, žiūrėkite, jisai yra, jų kandidatas į prezidentus yra iš opozicijos pusės. Ir aš esu iš opozicijos pusės. Mums reikėtų bendrauti kartu ir galbūt ateis toksai momentas, kada aš jam atiduosiu savo balsus, jeigu aš nepraeisiu, ir būtent tų balsų užteks jam išeiti į antrą turą. Algirdas apie tai negalvoja, jisai tiek nuvertina visus kitus, nežinau, politika taip pat kaip ir sportas, būna visokių dalykų, ten taip pat įvyksta stebuklų ir šitoj vietoj taip nuvertinti savo bendražygius, yra nelabai protingas žingsnis iš tikrųjų. Tikėkime, kad jisai ne mane turėjo omeny, nes iš tikrųjų aš skambinausi Erikai Švenčionienei aptarti šitą klausimą, kaip mes elgsimės viešoje erdvėje, ar mes konfrontuosimės, ar mes pyksimės, ar mes vis dėlto eisime, kaip ir palaikydami vienas kitą.
Tai mes susitarėm lyg ir, kad mes draugausime šitoje vietoje, bet matyt, Algirdas turi kitų minčių, o šitoje vietoje aš manau, kad pas juos komandoje nėra viskas suderinta. Tai reiškia, tenais nėra stipri komanda. Šiaip jau, tai čia yra jokia kritika, čia yra tiesiog pamastymas. Jūs klausite, aš privalau atsakyti. Dabar iš tikrųjų nežinau, kaip pamatyti jūsų klausimus šitoje vietoje. Pabandysim čia pačiupinėti. Taip, labas vakaras, Lina, ačiū Jums už Jūsų laiką ir atsakymus. Sveikučiai, sveikučiai. O kaip dabar? Labas vakaras. Taip, sveikučiai, Lina Šidlauskina, sveiki. Palangis, Pajūris, sveikas, Linai. Malonu girdėti, malonu, kad esate čia. Na, kadangi klausimų man Tadas Sasnauskas, labas vakaras, sveiki. Kadangi klausimų neturiu, tai tada iš jūsų tada paskaitysime, ką čia man aistė parašė dar. Reiškia, jinai yra Rolandas Laurinkus parašęs. Matau, kad trinate komentarus ir blokuojate narius. Ko bijote? Aš į šitą klausimą atsakysiu jum klausimu. O jūs namuose, kada jūs apsišluojate, susitvarkote, surenkate šiukšlės, ką jūs su jomis darote? Taip, jūs jas išmetate, nes tos šiukšlės teršia aplinką, dažniausiai jos smirda, ganina bendrą vaizdą ir jūs jas išmetate todėl, kad jūs jų bijote ar todėl, kad jos tiesiog smirda. Na tai vat tokius blogus komentatorius ir blogus komentarus aš taip pat ištrinu. Aš neištrinu, pripažinkite, aš neištrinu kritikos. Tikros kritikos aš netrinu, bet aš išmetu lauk į šiukšlės tuos žmonės, kurie ateina čia tiesiog apsidirkti. Tiesiog ateina pasikolioti, apsidirkti, apsižodžiuoti, įžeisti ir taip toliau. Na tai tuos žmonės aš ne iš baimės, aš juos išmetu. Tiesiog turi būti tvarka, šiukšlės turi būti šiukšlių dėžėje. Tai va todėl aš taip kartais padarau. Ką ir jums siūlau, nes vieną kartą šitom patyčiom reikia padaryti galą. Reikia pradėti kovoti su tais patyčių meistrais. Jiem reikia parodyti jų vietą. Taigi, pažiūrime, ką čia dar turime. Vanilla Fenza, ką galvojate apie dabartinio Seimo paleidimą atėjus į prezidento postą? Na, iš tikrųjų, tai taip, aš jau kaip ir minėjau ir nieko naujo nepasakysiu, aš norėsiu surinkti jūsų valią, atnešti ją į Seimą. Ir jeigu jie nevykdys mūsų valios, tai be abejo mes jį paleisime, nes ką mums reikalingas toksai Seimas, kuris nedirba liaudžiai. Ne, tai čia abejonių nėra, dėl to aš ir einu į šitą Seimą. Ir kiti žmonės sako, va, Linai, pasižiūrėk į Švenčionę, jinai taip gražiai šneka, jinai tokia maloni ir tratata. Na, tegul jinai būna maloni, o aš nenoriu malonus būti su tais, kurie greuna mano tėvynę. Aš ateinu ten išardyti šitą velnių lizdą ir ten malonybių nereikia, ten iš tikrųjų reikės kariauti. Tai pasirinkite, aš kitaip nematau, žinot. Ar pavyks generolui nuversti Bilotaitę, klausia Lina Šidlauskienė. Ne, žinokite, čia visiškai reikalas yra kame. Generolas matyt ruošiasi į politiką eiti ir jiems šitas skandalas dabar reikalingas. Arba seimūnai sugalvojo kažką tai slėpti, todėl jiems reikalingas eilinis skandalėlis. Na ir dabar visų žmonių dėmesys prikaustytas va čia į šitą, kas tenais vyksta. O iš 85, bet patiktukų tik tai 28. Nu, ką žinau, gal žmonėm nepatinka. Tai gerai, paskaitykime toliau tada. LT, taip ir rašosi, LT žmogus. Papasako, ką veiki susitelkime ir kas yra susitelkimo įkūrėjai, pirmininkai ir taip toliau. Kaip tu atsidūrė jų rate? Ar ir vėl muilinsi temą? Na, žmogau, LT, aš niekada nebuvau jokiame susitelkime. Nežinau, nei kas jį sukūrė, nei kas pirmininkai, aš jokio ryšio neturiu. Galbūt jūs papasakokit, iš kur jūs ištraukėte, kad aš turiu kažkokią sąsają su tuo mistiniu susitelkimu. Aš neturiu komentarų šitama iš tikrųjų.
Darius Buivydas sako, tavo kalbos retorika kartais kaip bandito iš 90-ųjų. Nu tai aš ir esu banditas iš 90-ųjų. Aš brendau 90-aisiais ir mes tenais problemas sprendėme patys. Iš tikrųjų, mes nebėgdavome į policiją, mes savo skriaudėjus patys kažkaip tai susitvarkydami ir problemas įsispręsdavome patys. Suprantate, dabar jūs bėgate į policiją, bėgate į Seimą prašyti, kad Seimūnai išspręstų jūsų problemas. Na, vat ir štai gavosi, kaip gavosi, matote. Nusirito Lietuva į duobę, į tokią duobę, kad vargu ar mes dabar iš tenais pakilsime. Tai va toks ir, žinot, sulyginat jūs. O man dabar labai patinka žmonės paprastais darbiniais drabužiais. Juk ne drabužį žmogų puošiu, o žmogus drabužį. Lina L. Deja, bet jūs esate teisi, tačiau ne visi tai supranta. Taip jau yra įprasta, kad lietuvis sutinka su mašina, su kokia mašina atvažiuoja, su kokį tai laikrodžiu ateina, kokius džinsus užsidėjęs. Na taip, o į protą nežiūri, nu ką gali. Na, dėja taip yra, dėja taip yra. Mes gyvename šitame iškreiptų veidrodžių karalystėje, kur materializmas ima viršų vietoj intelektą. Na ir užtat gyvename taip, kaip gyvename. Tai gražus paveiksliukai, žinote, kaip yra gražus saldainis, gražus įpakavimas, o saldainis tai yra kakaliukas. Antanas Noreika sako, Linas Jurgutis turėtų ne iš Užjūrio šnekėti, o eiti kartu su Laurynu Ragelskiu į Baltarusijos bėglių mitingus Vilniuje. Na, vat iš tikrųjų nesuprantu, kodėl Linas Jurgutis su Ragelskiu turėtų eiti į bėglių mitingus. Nes kas yra Laurynas ir kas yra Jurgutis. Laurynas yra, greičiausiai žurnalistas, publicistas, politoanalitikas, na ir kažkas. Linas Jurgutis taiko į prezidentus ir jisai nėra žurnalistas, publicistas, tai kokios sąsajos yra su Laurynu, kodėl aš turėčiau eiti į bėglių mitingus. Nu, žinote, Laurynas turi savo misiją, aš turiu savo misiją ir iš tikrųjų aš nepasiruošęs vykdyti dabar kažkieno tai įnorų. Žinote, aš turiu savo viziją, žinau, kaip tą viziją pasiekti, aš nežinau, aš klystu, ar aš neklystu, ar aš teisus, aš neteisus, bet tai yra mano kelias, kuriuo aš einu. Ir iš tikrųjų paliepimų aš nesiklausau ir niekada turbūt nesiklausysiu. Aš be abejo įsiklausysiu į savo žmonių valią, jeigu jie mane išrinks, bet tik tai tada, kada jie mane išrinks, kada man duos savo įgaliojimus, tada, kada aš pradėsiu tarnauti savo liaudžiai, tada aš pradėsiu vykdyti jų valią. Na, bet ne dabar. Ne dabar tikrai, nes aš niekam nieko neskolingas. Vėlius Čepulis prieštarauja ir sako, o gal visų pirma išsaugokime valstybę. O kaip ją išsaugoti, jeigu mes svertų neturime? Matote, mes 30 metų miegojome, iš tikrųjų mes nieko neveikėme ir mes praradome visus iki vieno sverto, ką mes galime, kad mes galime bent kaip nors įtakoti savo išrinktus seimūnus. Mes neturime niekaip, nes negalime jų įtakoti, niekaip. Jie daro, ką nori. Tai todėl, kol mes nepapulsime į valdžią, ar tai į Seimą, ar tai į prezidentūrą, ar tai į savivaldybės, mes nieko šitoje valstybėje negalime. Iš tikrųjų, mes galime protestuoti lygiai taip kaip šeimų maršas, nudaryti vaizdą, kad mes čia kažką tai darėme, bet tai bus tik tai vaizdelis. Žinote, aš nesakau, kad nereikia rengti mitingų, bet per visus šitus metus valdžia taip pat nemiegojo ir išmoko, kaip kovoti su visais šitais mitingais. Žiūrėkite, kas Prancūzijoje darosi. Ten mitingai būna, ten ne mitingai, ten riaušės didžiausios, ten miestai dega. Ten šimtai tūkstančių žmonių išeina į tas riaušės ir ką. Ir nieko jie negali pasiekti. Todėl su šitais mitingais, tai yra tiesiog oro drebinimas. Reikia žmonėm jau eiti patiem į valdžią ir ten spręsti savo reikalus. Nes aš jau kaip jums ir sakiau, kas sėdi valdžioje, to interesai ir yra ginami. Taigi mūsų atstovų Seime nėra. Todėl mūsų interesų niekas ten negins. Absoliučiai niekas. Mums reikia eiti. Günther Boksman sako, bando patrolinti mane ir sako, o tai ką siūlo Jurgutis rinkėjams už tai, kad balsuos už jį. Galima atsakyti taip pat kaip
kaip ir jis uždavė klausimą, bet atsakysiu kitaip. Aš jums nieko nesiūlau. Aš kviečiu stoti šalia manęs ir eiti realiai aršiai kautis. Na, ta prasme, netiesiogiai suprasti, kad imti ginklą į rankas. Visiškai ne. Tačiau užimti kietą poziciją reikės ir atstovauti tikrai, galbūt reikalingi bus realūs streikai, jeigu įgyvendinti tą mano strategiją, kaip aš įsivaizduoju, kad paversti visą Lietuvą didžiausią istorijoje profsąjungą, tai taip reikės protestuoti prieš juos ir galbūt ir susiveržti diržus ir kažkaip kitaip pakentėti, išeiti iš to, sakykime, savo komforto zonos, bet tik tai taip mes juos galėsime nuversti. Jeigu mes sėdėsime prie teliko ir kalbėsime, rašysime komentarus ir galvosite, kad Linas pasims tą kardą, kur čia kaba ir išeisim visiems blogiečiam nukapos galvos, tai taip nebus. Ne? Šileikis Artūras sako, Linai, tu neteisus dėl šeimų sąjūdžio, kad jie nieko nedaro. Štai Rusteika griežtai pareikalavo atsakyti, kokiu pagrindu buvo pakelta elektros kaina. Įsivaizduojate, koks didvyris Rusteika, jis užlipo ant scenos ir griežtai pareikalavo atsakyti, kokiu pagrindu buvo pakelta elektros energija. Na ir dabar įsivaizduokite, aš esu pišas. Ir aš išgirstu, kaip ten šneka Rusteika labai griežtai, aš nusijuokiu ir paklausiu, na, nenusibodo šitiems žmogistams svieto juokinti. Na gerai, atsakysiu aš jiem. O mes pakėlėme elektros kainas be jokio pagrindo. Na ir ką Rusteika? Matote? Čia jūs galite klausti, ką jūs norite. Jiem vienodai rodo jūsų griežti klausimai. Jiem reikia jau griežtų veiksmų. Tai todėl va visas šitas šeimų sąjūdis, kada susirenka žmonės ir visi kolektyviai verkia, aiškina, kokios kainos yra didelės. Nu, vieną kartą baigim jau su šitą, baigim ir pradėkime atskirti pelus nuo grūdų, kurie yra tiesiog, na, šitie šeimų sąjūdžio streikai tai yra tiesiog perinimas ir vienintelė nauda, ką turės, tai jų organizatoriai, kaip sakau, jie įgis žinomumą ir jie eis į Seimą, bet tačiau tame Seime tarnaus tam pačiam šeimininkų, tai reiškia užjūrio globalistą, tai reiškia Lietuvoje niekas nepasikeis, tiesiog jūsų įniršį, jūsų meilę Lietuvai jie nukanalizavo savo gašliem tikslam pasiekti, vat ir viskas, man labai gaila tų žmonių, kurie iš tikrųjų patikėjo, tai aš nieko prieš šitų žmonės neturiu, kurie patikėjo ir ėjo į šitus mitingus. Tačiau jie buvo apgauti. Vat esmė yra kame. Kokį požiūrį Lietuvos miškus? Robertas sako, kokį požiūrį turite į Lietuvos miškus? Skelbiama, kad miško teritorijų daugėja, o ką manote? Aš manau, kad Lietuvos miškai yra masiškai kertami, naikinami, kaip ir visa Lietuva. Tai yra iš tikrųjų liūdna ir reikia šitą sustabdyti. Paleckis ir Švenčionė, šventi žmonės protingi ir kovoja už paprastą žmogų. Na, tai aš neturiu nieko prieš, tegul kovoja. Tiesiog mūsų keliai yra šiek tiek skirtingi. Tai va ir viskas, bet aš irgi už žmonės. Atspaudžiu laiką, kad galėčiau dar kartą paspausti, Robertai. Taip, Lina. Šiandieną klausiau įdomią laidą, kaip tik lengviau už užsienio papulti į prezidentūrą. Man, jei būtumėt Lietuvoje, surastų kompromatų. Ne, tai be abejo taip. Tai čia šitas dalykas ir yra. Aš dėl to ir negrįžtu į Lietuvą, kad jie nesukurtų prieš mane jokių kompromatų. Dabar jiem yra sunku mane gelti. Jie negali man iškelti jokios baudžiamos bylos, jokios administracinės bylos. Jie man dabar nieko negali padaryti. Va žiūrėkite, kaip ir su tais pačiais Aušros, su ta Aušra, jiem daro Kazimieras Juraitis, jiem daro kratas, jiem bando iškelti kažkokias tai bylas. Matosi, kas su jais vyksta. Ir žinokite, padarys tai, kad jie iki prezidentūros nedaeis. O su manim jiem tai padaryti bus sunkiau, iš tikrųjų.
Robertas, kas bus, kai klausimų bus daugiau nei laiko atsakymams, nebebus kada išplaukti į jūrą. Nu, aš ir iš jūros galėsiu daryti laivus. 25 km jūrą mes turime ryšį, taip kad man iš laivo dar bus smagiau padaryti. Čia dėl šito tai nereikėtų pergyventi. Turim jau pokalbių kambarį, parašykite asmeniškai, kad padėti Linui tapti daugiau matomų. Taip, iš tikrųjų, tai čia va šitas dalykas yra. Matote, šitą mūsų kompaniją, šitą mūsų avantūrą gali pasisekti tik tai vienu atveju, jeigu žmonės dalinsi šitą informaciją. Va štai prieš kelias dienas man draugas skambino, iš tikrųjų draugas, man skambino iš Lietuvos, jis turi Facebooką, bet mes Facebook'e nedraugai, todėl kad jis ne Facebookininkas. Ir jisai apie šitą dalyką pirmą kartą sužinojo iš manęs telefonu, kaip aš jam pasakiau, jo Facebookas nerodo šito dalyko. Ta prasme, informacijos sklaida yra labai mažytė, labai mažytė. Reikės nemažų finansinių išteklių rinkimų kompanijai, kas finansuos, Gintaras Špokas. O sakykite, o kokių pinigų reikia? Kam tų pinigų? Ar daug pinigų reikia ateiti į balsavimą? Tai visi pinigai. Nereikia čia jokių pinigų. Žinokit, mes pasimauname ant šito mito, kad mums visą laiką yra įteigę, kad rinkimam reikia 100 milijonų. Ne, nereikia 100 milijonų. Įsivaizduokite, kad jeigu, nu tarkim, aš sakau taip kaip pavyzdį, ne, jeigu ateitų 500 000 žmonių ir balsuotų už mane per prezidento rinkimus, tokių skaičių nebūtų galima suklastoti. Nebūtų įmanoma suklastoti. Taip jie galėtų pavogti ten 1000, 5000, 10 000. Bet ne šitokį kiekį. Tai todėl tai yra viskas tam, kad žmonės net nebandytų eiti į rinkimus, net nebandytų mutinti, kaip sakant, vandens, todėl kad jie neturi pinigų. Iš tikrųjų, pinigai tai yra globalistų ginklas, o mes turime surasti kelią, kaip eiti į šitą kovą be pinigų. Nes jeigu mes užsiciklinsim ant pinigų, na tai mes iš karto jau esame pralaimėję. Tai todėl turime daryti šitą be pinigų. Ta prasme, čia yra žmonių pasipriešinimas. Nu žiūrėkit, juk mes nei vienas pinigų neturime. O kas mumis finansuos? Na kas, Putinas ateis, nu kas, Bidenas duos pinigų, kad prieš save kovotų. Kas? Niekas mums tų pinigų neduos. Todėl mes šitą patys turime padaryti. Artūras Sakinis. Labas vakaras, svarbu, kad už žmonės palaikysim. Na, dėkoju už jūsų palaikymą. Milaras. Pritariu Gintarui, ar sugebėsite iš miško į prezidentus, ar bent dirbate ką nors toje sistemoje? Ne, aš toje sistemoje visiškai nedirbau. O kodėl jūs ištraukėte, kad turėčiau šitoje sistemoje būti dirbęs? Jums yra taip įkalta į galvą, kad į prezidentus turi ateiti buvę bankininkai, kažkoks amerikonas atvažiuoti iš kažkur, taip, kurį per teliką rodo. Nu, kodėl jūs lipat ant to pačio grėblio? Nu, kas yra? Nu, žmonės, aš nežinau, atsikratykime vieną kartą šito baudžiauninko vidaus. Mes esame pripratę, kad mūsų gyvenimus valdytų kažkas, bet tik tai neduok Dieve, ne mes patys. Nu, va tik neduok Dieve. Nu, žmonės, kol mes nepakeisime mąstymo, žinokite, nieko nebus. Mes patys turime tvarkyti savo gyvenimus, o ne atiduoti likimą kažkam tai į kažkieno rankas. Na, va 30 metų taip ir buvo, kad mūsų gyvenimus tvarkė kažkas kitas. Na, va štai ir turime dabar tai, ką turime. Ar planuoja Vanilla Face, ar planuojate daryti daugiau interviu su opozicinė žiniasklaida, netgi su tokiais sisteminiais kaip OpTV ar Kitaip TV? Na, jeigu jie mane kvies, tai aš eisiu, bet aš nemanau, kad Kitaip TV manęs tikrai nekvies, nes jie turi savo kandidatą Vėgėlę ir jie jau prisipažino, kad jie prastuminėja jį į prezidentus. Na, o aš manau, kad jisai yra sisteminis, tai todėl savo priešininko jie nekvies tikrai. Na, į OpTV, nežinau, su OpTV, jeigu kvies eisiu. Palangis Pajūris. Linai, ar turite pamąstymų, kokių žmonės kviesti į savo komandą? Be abejo turiu, bet aš kol kas šitos skleisti negaliu. Aha, Stanislavas Murauskas. Labas vakaras, laukiu ten, kur buvo užblokuota. Nesuprantu, ką tas reiškia. Tai todėl perskaitysiu dar kažkokį tai vieną klausimėlį.
Aha, reiškia, Giedrius LTU sako, dėdiesi nenuperkamas, sakai, kad tavęs nenupirks, o aš sakau, neatsilaikysi pirmai dėžutėj su eurukais. Gintarai LTU, o kam spėlioti, ką ateik, atneš man dėžutę su eurais ir mes pamatysime, paimsiu aš tos eurus ar ne. O žinai, ko negalima nupirkti? Negalima nupirkti to, kas neparsiduoda. Taip, yra taip įprasta, kad Lietuvoje į Seimą eina visi uždirbti pinigų. Ar tai legaliai, ar tai per atkatus, ar tai korupciniais būdais. Žodžiu, ten eina praturtėti. Matai, aš esu idėjinis. Aš tenais einu ne dėl pinigų. Jeigu pasižiūrėsi, o gali pasižiūrėti per Facebooką, ne, aš tenais dalinuosi savo gyvenimu, aš labai gražiai gyvenu, aš turiu nuostabų gyvenimą, man netrūksta nieko, supranti. Tai todėl aš aukoju dabar visą šitą savo gerovę dėl idėjos, dėl vertybių. Ir ta mano kova, idėja, tai ir yra kovoti prieš pinigus. Tai iš esmės manęs negali nupirkti, todėl kad aš prieš tai kovoju. Bet supranti, ne populistiškai, o iš tikrųjų. Nežinau, kaip šituo tu gali patikėti, bet gali ir nepatikėti, gali tiesiog iš karto eiti balsuoti už Vėgėlę. Klausimas topinis, ar dirbote sistemai, juk jums valdė tokį sisteminį, kad nėra sistemai. Nu taip, būtent tai, taip, klausimas topinis, ar dirbote sistemai, juk jūs visi valdo sisteminį. Nu, čia tas geras Arūno pastebėjimas. Milleras. O reikės dėvėti kostiumą, vis tiek toks protokolas, tada su paspirtukai darbą be šansų. Nes ne prieš jūs tik daug klausimų. Nu, čia tas kostiumas iš tikrųjų, tai čia yra detalė. Tiesiog šiandien man jo nereikia. O į tą Švediją išvažiavai ne dėl pinigų, į Švediją aš išvažiavau ne dėl pinigų ir aš jau tai daug kartų kartoju. Į Švediją aš išvažiavau dėl savo profesinio žingeidumo. Aš lipau karjeros laiptais, kaip sakant, kaip meistras medinių laivų statyboje. Na, kaip žinia, medinių laivų kultūros Lietuvoje nėra. Tai aš rinkausi tą šalį, kurioje aš galėčiau mokintis. O Švedija buvo artimiausia šalis Lietuvoje, kurioje yra daug laivų ir didžiulė mokykla. Tai todėl aš pasirinkau Švediją. Tai yra visiškai ne dėl pinigų, nes tu gali pasidomėti, kad aš niekada neturėjau jokios firmos ir jokių milijonų aš po šiai dienai neturiu. Aš turiu daug laivų, bet pinigų aš neturiu. Koks aš buvau ubagas, toks aš ir likau ubagas. Taip, kad ne visi žmonės gyvena dėl pinigų. Man pinigai tai yra įrankis, kuriais aš naudojuosi pagerinti pasiekti savo tikslam ar kažkaip tai, bet pinigai nėra tikslas. Koks būtų tavo pats pirmiausias veiksmas tapus prezidentu? Na, aš jau tai sakiau. Aš bandyčiau sukviesti kiekvieno miestelio, kiekvieno kaimo, kiekvieno miesto, rajono atstovus apspręsti aktualiausius dalykus, kas mums dabar aktualiausia Lietuvoje. Tai yra genderizmai, ar mums reikia genderizmų, ar mes pirksime elektrą iš Baltarusijos, ar mes kariausime su Ukraina ir daug tokių dalykų. Tai būtų šitie pirmi. Ir šitą peticijos būdu mes nuneštume į Seimą ir pareikalautume dirbti. Tai tokia būtų pati pradžia. Tiesiog pati pirma pradžia tai versti Seimą dirbti. Ir jeigu jie nedirbtų, verstume juos atsistatyti prieš laikiniai rinkimai. Tai toks būtų veiksmas, toks tikslas ir tokia vizija. Alinai pradėjo kelti klipus į TikTok, kad ten pasieks jaunąją auditoriją. Matote, kad aš tų klipų kurti nemoku. Stanislavas Murauskas, kaip galvojate, reikia nacionalizuoti Mažeikių naftą, Klaipėdos uostą, Lietuvos geležinkelius ir dar bandyti statyti, paleisti elektros į Ignaliną? Be abejo, visi šitie dalykai, taip, aš lygiai tokios pačios minties esu, Stanislavai, kaip ir jūs. Tai todėl referendumo būdu reikėtų nuspręsti, ar Lietuva ar Lietuvos žmonės už šitus dalykus. Tai jeigu Lietuvos žmonės pasakytų taip, be abejo mes tai padarytume. Mes tai, kad atidavėm Mažeikių naftą, dabar baigiam supartolinti Klaipėdos uostą, geležinkelius, dabar, tai yra tiesiog
Lietuvos tiesioginis griovimas. Aš neįsivaizduoju, kaip taip gali būti, bet taip yra ir tą reikia sustabdyti, bet kokiu atveju. Kitaip mums šakės. Leonid Krylov, būtų šaunu, jeigu su Švenčione susijungtumėt ir tektų palaikyti jūsų rinkėjų balsais antrame ture. Būtų smagu, aš nesuprantu, ką jūs turite, susijungtume su Švenčione, matote, jeigu aš susijungčiau su Švenčione, aš tada, kaip pasakyti, priimčiau jos viršenybę, tai sakyčiau, kad aš esu, kad jinai už mane yra aukštesnė, tai kam tada esu aš. Čia tas tiesiog yra neįmanoma, tačiau mes galime nesipykti. O atėjus, o pralošus kažkuriam tai momentu, tarkim, jeigu aš pralošiu kažkurio momentu, taip, jinai gautų mano palaikymą. Taip, tai šitai, bet ta prasme dabar priimti jos pusę, aš iš esmės negaliu. Nemo pinigai yra ir bus, taigi. Matant, tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje ir Europoje, matome, kad Europos Sąjunga eina link žlugimo, o mes neturime savo valiutos. Kaip manote, kas mūsų laukia, jei taip nutiktų? Jeigu taip nutiktų, tai man bus šakės. Dėl to aš jau sakiau, kad anksčiau ar vėliau Europos Sąjunga sugrius ir NATO iš čia pasitrauks, grįš į savo Amerikonėje, o kaip mums tada reikės gyventi su Rusija, va čia tada yra labai niūrus debesis virš Lietuvos kaba, ir jeigu už visą šitą lojimą, ką dabar mūsų politikai darė, jeigu galvojate, kad Rusija ar Batka atleis mums šitą dalyką, tai žinokit, tikrai ne. Ta prasme, visos imperijos į tokią Rusijos, kaip ir Rusija, tai yra, jos visos plečiasi visada, kiekviena didelė šalis, jinai plečiasi, norom, nenorom jos plečiasi. Va štai kaip ir Amerika, jinai plečiasi per NATO bazės, jinai plečia savo įtakos zonas, užgrobdama vienaip ar kitaip valstybės. Tai va Rusija taip pat ateis į Lietuvą. Tik tai kokie santykiai bus, tai aš nežinau. Tai tiesiog šiandien yra pats momentas pagerinti santykius su jais, nes Amerikos čia nebus anksčiau ar vėliau, o mums reikės gyventi. Patinka mums, tai ar ne? Mes neišsinešime, mes nepakelsime Lietuvos ir neišnešime Ameriką, mes liksime čia per amžius. Ir Rusija liks per amžius ir mums reikės čia gyventi. O kaip mes gyvensime? Aš norėčiau gyventi su jais taikoje. Neatsiprašau, Miller, atsiprašau už pesimizmą, bet aš neįsivaizduoju, kaip jūs daeisite iki TV debatų. Ir aš neįsivaizduoju, bet aš eisiu, nes pasiduoti yra lengviausia. Kokie būtų jūsų santykiai su mūsų kaimynais, turiu omeny Bairu? Tai draugiški santykiai, kokie gali būti santykiai su kaimynais? Tai tik tai draugiški santykiai, ypatingai su Baltarusija, todėl kad mes šimtmečiais gyvenome kaip broliai, o dabar mes kažkodėl tai susipykome. Bet suprantat, susipykome tai ne mes, susipyko mūsų politikai ir mums įteigė, kad jie yra blogi. O jum kas nors, vat kokią tu žmogau turi priekaištus Baltarusijai, tu asmeniškai, tu nuo jų, kaip nukentėjai, juk niekaip. Tau per teliką įteikė, kad Batka ir ten jie visi blogi. Jie nėra blogi, mums įteikė. Kuris iš jūsų nukentėjo nuo Baltarusijos? Nei vienas. Tai kodėl jų reikia nemylėti? Nereikia jų mylėti, bet kam jų nekęsti? Lobacht, Linai, ar bus mažinimas Seimo narių skaičius, ar bus galimybė atkurti mūsų valiutą litą, mano atsakymas santykius. Tai be abejo, į šitus klausimus, tai vėlgi sakau, ne aš turėčiau atsakyti. Jeigu mane išrinksite prezidentu, tai aš tiesiog atstovausiu jūsų klausimus, jūsų interesus. O visus tokius dalykus, ar mes mažinsime Seimo skaičius, ar galimybę, ar norime grąžinti litą, ar draugausime su Baltarusija, ar kariausime su Ukraina, ar prieš Ukrainą, ar už Ukrainą, tai turėtų nuspręsti ne vienas žmogus, ne Seimas, ne prezidentas, o jūs patys žmonės. Referendumo būdu jūs patys turėsite tai nuspręsti. Tiesiog galbūt su prezidento pagalba mes pabandytume
įgyti šią teisę, kad tai praktikuotų, nes dabar tie referendumai yra uždrausti, jų neįmanoma padaryti, o mūsų siekis, kad tai būtų įmanoma, nes, tarkime, Šveicarijoje tai juk taip ir yra, visi šaliai svarbus dalykai sprendžiami tik tai ir tik tai referendumų būdu. Jūsų manymu, Stanislavas Murauskas, jūsų manymu dabar reiktų paleisti, kai sukeltos kainos už elektrą, energiją, HES, hidroniką. Nu, be abejo, taip, o kodėl jos nereikėtų paleisti, o kam jinai yra sukurta Kauno HESas? Nu, tai čia kalbų nėra. Vanilla Face, ką galvojate apie KGB sąrašų išviešinimą? Be abejo, taip. Be abejo, taip. Lukas Itolina, ar pažįstate Gintarą Lunskį? Ne, nepažįstu Gintaro Lunskio. Tai tikrai paspaudžiam visi patinkant šito video, paspauskit, prašau, patinka ir svarbiausia, žmonės dalinkitės, nes be pasidalinimo mes niekur nenueisime. Žmonės turi žinoti. Stanislavas Murauskas klausia, ar atstatysite Belarus kalį tranzitą per Klaipėdos uostą? Be abejo taip. Be abejo taip. O jūs nenorite gerai gyventi? Nu. Taigi, Edita sako, kalbėti visi gali, o ką iki šiol padarėte? O iki šiol aš dariau laivus ir valtis, o kada subrendau eiti į politiką, tai dabar aš išėjau į politiką. Kaip vertinate Pociaus atleidimą ir visą šitą skandalą susijus su Bilotaitės veiksmais? Na, mes jau šitą kaip ir aptariam, tai tiesiog yra peštynės dvare, piaras prieš rinkimus, arba reikia kažką tai nuslėpti, nukreipti dėmesį, galbūt vėl Seime reikia priimti kažkokį tai tautai nepalankų įstatymą ir viskas. Ir bet kokiu atveju tai mums jokios reikšmės neturi. Ten tie šunys pjaunasi tarpusavį, o mes ką, o mes tik tai skaitom. Ir iš tikrųjų, žinote, mes juk tikros tiesos tai nežinome. Mes žinome tai, ką rodo per Delfi ir LRT, taip. O juk visi žinote, kad ten išskyrus melą daugiau nieko nėra, tai iš kur sprendžiate, kad ten yra tiesos. Mano manimu, tai čia yra tiesiog piaras ir šitas generolas žada eiti į Seimą. Nezerifas Egis. Lina, linkiu tik sėkmės ir be abejo mano balsą jau turite visų 100%. Nezerifai Egis, didžiulis tau dėkui. Tik tai žinokite, kad jūs balsuojate ne už mane, jūs balsuojate už save. Linai, Stalinas gerai pasakė, nesvarbu kaip balsavo, svarbu kas skaičiuoja, bus labai reikalingi stebėtojai, jiems tikrai reikės pinigų. O kodėl reikės pinigų? Na, vat aš nelabai suprantu, Egidijau Tamulį, kodėl jiems reikės pinigų. Na, žinote kaip yra, jūs kovojate už save ir jums dar už tai turi mokėti pinigus. Nu, va žinokite žmonės, aš šito nesuprantu, aš tikrai šito nesuprantu. Jūs norite, kad jų mokėtų už tai, kad jūs kovojate už save? Tai žinokite, čia yra pralošimas. Na, aš tokių pinigų neturiu. Nu, tu Egi irgi neturi. Kas mums duos tų pinigų? Jeigu kiekvienam už laiko paspaudimą reikės mokėti pinigus, tai gal šitai tautai nereikia tos laisvės aplamai. Nes jeigu taip viskas perkama, parduodama, nebeliko jokios garbės, nebeliko jokio pareigos jausmų prieš savo tėvynę, prieš savo vaikų ateitį, tai gal tokiai tautai nereikia išlikti aplamai, nes šita tauta jau degradavo. Ar aš klystu? Darius Buivydis, draugystė su agresoriu, bet kokią kainą. Dariau Buivydį, agresorius tai yra Amerika. Išjunk vieną kartą LTV. Milaras, Linai. Linai, jūs man patinkate, todėl linkiu sėkmės. Milarai, tik tai žiūrėk, kad tai būtų, žinai, kaip patinka. Vyriškai. Kaip manote, ta Laisvės partija yra konservatorių projektas? Kaip manote? Be abejo, kad tai yra konservatorių. Be abejo. Tai reikėjo tokios partijos, ant ko reikės pakarti visus šunis dėl šitų visų lėšų, valstybės lėšų švaistymų. Nu, va tai jie ir bus atpirkimo ožiai. Ant jų viską ir pakars.
Va, Julius FF, aš už dyką eičiau stebėti. Na taip ir turi būti, tik tai už dyką. Tai jūs galvojate, kad va šitą... O dabar kaip jūs galvojate žmonės, ar man dabar kažkas tai pinigus už tai moka, kad aš čia... Nu be abejo, aš čia atsilūpelių tokių jau atsiprašau už tą įsireiškimą klausiau. Skaičiau, kad aš esu konservatorių projektas, kad aš esu Putino projektas ir man labai didžiulius pinigus moka. Nu bet suprantate, kad tai yra briedas. Aš einu tą pats ir man už tai niekas pinigų nemokės ir aš dar atiduosiu viską, ką aš turiu dėl savo Lietuvos. Tai aš apie jokį atlygį aš negalvoju, tiesiog taip negali būti. Iš esmės, arba aš nesuprantu. Lilija, Linas žmogus žmogui dėl žmonių, tai be abejo. Pinigų reikia ir daug, net mentas prezidentas prašė Sorošo finansavimą. Matote, dėl ko jisai prašė finansavimo, dėl finansavimo. Jiems tiesiog reikia pinigų, Aš jums pasakysiu taip, į snukį duoti pinigų nereikia. Tiesiog imi ir duodi. Čia pinigų nereikia. Ir jeigu visa Lietuva subalsuos taip, kaip reikia, jie negalės suklastoti visos Lietuvos. Tiesiog negalės. Kaip aš jau ir minėjau, jie galbūt suklastos 10 000 balsų, bet 500 000, nekaip. Stanislavas Maros, Ignitį nacionalizuosite, Iresą nacionalizuosite. Žinote, tokių dalykų aš iš tikrųjų nežinau. Aš galvoju, kad tai patarėjai turėtų patarti, ekonomistai ir visa kita, bet aš taip galvoju, kad va šitos įmonės yra strategiškai svarbios, o kiekviena strategiškai svarbi įmonė, organizacija turi būti valdoma tikrai valstybės, o ne privačių fondų. Tai greičiausiai visos strateginės įmonės aš siekčiau, kad grįžtų valstybės pavaldumui, nes tai yra tiesiog būtinybė, tai neužgaida. Nijolė, aš už jūs, už Lekstutį, už Ragelės, už Vaitų, daugelį kitų kartų mes esame jėga. Taip, mes esame jėga. Ar atkursite Lietuvos piniginį vienetą litą? Jeigu jūs tai pageidausite, tai atkursime. Aš negaliu, aš neturiu tokio, jeigu net jūs išrinksite mane prezidentu, aš tokių įgaliojimų neturiu ir neturėsiu. Bet jūs, žmonės, jūs turėsite. Ir jeigu referendumo būdu jūs nuspręsite, kad mes turime susigrąžinti litą, tai reiškia taip ir bus. Antanas Batareika, aš už jūs, Linai, atrodot konkrečiausias iš visų kandidatų. Ačiū Jums už pasitikėjimą. Ir baigėsi mūsų klausimiukai iš tikrųjų. Ir čia daugiau matau, kad irgi nėra. Šiam momentui mes matome 182 žiūrovai ir 108 laikai. Tai visai kaip ir neblogai. Taigi, taip, dar parašė Vilius Norvydas. Sveiki, matau, suprantate, kad Lietuvos Respublika yra UABas. Ir pagal jūrinę teisę Romos jurisdikciją mes tai ne vienas nesame Lietuvos piliečiai, esame Lietuvos Respublikos nuosavybė, vergai, asmenys. Aš pasakysiu vėliau tau taip. Man visiškai nesvarbu, kas sako, kad mes esame UABas. Tai mes tuos UABistus paprasčiausiai išspirsime iš Lietuvos ir tuo pasibaigs jų UABai. Vat ir viskas. Toliau Vilius, kaip bandysit šitą sistemą sugriauti. Taigi, pasinaudodamas jūsų valia, aš tai padarysiu. Taigi, kadangi daugiau kaip ir nėra, praleidome 44 minutės, tai iš tikrųjų ilgiausias bendravimas, kaip sakant, YouTube'e pirmas blynas jau iškeptas. Reiškia, šiandieną aš nežinau, kada aš išeisiu eterį sekantį kartą, todėl kad
į šitą sąsiuvinuką turiu prisidėti jūsų klausimų. Kaip tik tai prisidėsiu porą lapų jūsų klausimų, taip iš karto ir išeisime į eterį apkalbėti gyvai. Karts nuo karto be abejo įkelsiu savo pamąstymus šiaip savo. Tiesiog, kad jūs žinotumėte, koksai aš esu, ką galvoju tokiu ar kitokiu dalyku. Ir laukiu jūsų klausimų tada. Ir svarbiausia, nepamirškite vieno pagrindinio dalyko. Kas sėdi valdžioje, to interesai ir yra ginami. Ir prašau jūsų dalintis ir iki kitų susitikimų. Iki, žmonės Lietuvoje.